Pekine toliau tęsiasi pirmosios kovinių sporto šakų žaidynės. Olimpinėme gimnastikos centre vyko ketvirtfinalio bokso kovos. Net 6 Lietuvos sportininkai susirungė ringe. Marius Višniauskas kovojo svorio kategorijoje iki 49 kg, Jan Romanovskis iki 69, Vladimir Milevskis iki 75, Tadas Tamašauskas iki 81, Vitalijus Subačius iki 91 ir Aidas Petruškevičius daugiau nei 91 kg. Tačiau sėkmė lydėjo ne visus sportininkus. Visumai tie vaikinai, aš skaitau, visi boksavos pakankamai gerai, vis tiek vasara, po vasaros tų kovų neturėjo ir tas pasirengimas nebuvo jau toks idealus ir tos varžybos nebuvo tokios, kad būtų pačios mūsų svarbiausias metų, bet kaip vienas iš pasirengimo etapų ir neblogai tie vaikinai boksavos, galiu pasakyti tik tiek. Pusfinalėje Lietuvos bokso sirgaliai galės pamatyti 3 sportininkus. Pirmieji kelialapius pelnė Vitalijus Subačius ir Vladimiras Milevskis. Kovojau, galėjau gal geriau, bet atidėjau viską, ką galiu. Padariau viską, kad laimėčiau. Taip pat pusfinalėje kausis ir Tadas Tamašauskas. Svorio kategorijoje iki 81 kg lietuvis po sunkios kovos nugalėjo Čekijos sportininką Stanislavą Stareką. Sunkiai, matot, pavargau labai vasarą vis tiek. Atostogavom visi, tai o čia taip netikėtai šitas varžybas sužinojau gal prieš 3 savaitės, kad važiuosiu. Nebuvo labai kada ruoštis. Bet šiaip fainai, džiaugiuosi pergalę, tikrai medalis va jau yra. Po ketvirtfinalio kovų Lietuvos sportininkų šiltai priėmė ir sėkmės linkėjo Lietuvos ambasados Kinijoje atašė Gvidas Kesurauskas. Gediminas Žigelis, Aida Veželienė, Mindaugas Survilas, Sport 1 žinios + Pekinas.